Penktasis kanalas tęsia tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, kur šiandien vakare žaidžiamos Lietuvos vyrų didžiosios rankinio taurės antrosios finalo rungtynės. Juose susitinka Vilniaus rankinio klubas ir Panevėžio Viking Malk komanda. Pirmasis rungtynės vakar Panevėžyje rezultatu 26-21 laimėjo panevėžiečiai. Tačiau šiandien po pirmojo kėlinio 18-11 jau pirmauja Vilniaus komanda. O susumavus abiejas rungtynės jau 2 įvarčių persvarą turi Vilniaus rankininkai. Nors ko gero tokios geros rungtynių pradžios, kaip jau minėjau, nesitikėjo net Vilniečių komandos treneriai ir vadovai. Tačiau 2 įvarčiai, tai yra visiškai nedaug, aš turiu minėti be jokios abejonės rezultatas susumavus abiejas rungtynės. Ir ko gero mes šiandien tapsime liudininkais tikrai įspūdingo ir atkaklaus finalo. Jo labiau, kad štai dabar panevėžiečiai dar mažina skirtumą. Nedas Jarašūnas, kaip ir pirmąjį kėlinį, pradeda rezultatyviai. Pirmo kėlinio pradžioje beveik iš eilės Nedas Jarašūnas pelnė 3 įvarčius, tačiau po to pavyko pristabdyti šį žaidėją Vilniaus komandai ir pirmajame kėlinyje įspūdingai gynėsi vilniečiai. Puikiai žaidė jų vartininkas Rolandas Voslys. Tuo tarpu Panevėžio komandos lyderiai ilgai niekaip negalėjo surasti savo žaidimo, ėmė netgi šiek tiek nervintis. Gintarui Savukynu netgi teko pasodinti kuriam laiką ant atsarginių žaidėjų suolelio vieną iš komandos lyderių Aurimą Frolovą, kuris pirmose rungtynėse pelnė 8 įvarčius. Štai čia šiose antrose rungtynėse tik pačioje pirmo kėlinio pabaigoje sugebėjo pelnyti pirmąjį savo įvartį. Tas pats Petras Očikas, žaidžiantis krašte, per pirmąsias rungtynės pelnė 7 įvarčius. Tuo tarpu šios dienos rungtynėse kol kas nėra pelnęs nė vieno įvarčio. Per pirmasis rungtynės Nedas Jarašūnas buvo pelnęs 5 įvarčius, šį kartą jo sąskaitoje 4 įvarčių. Taigi iš esmės vienas Nedas Jarašūnas tęsia savo rezultatyvų žaidimą. Na, o dabar 2 minutėm iš aikštės šalinamas Panevėžio komandos žaidėjas, atrodo tai Aurelijus Sabonis. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse šalinamas šis rankininkas iš aikštės. Ir jeigu pasižiūrėsime į pašalinimus, tai vilniečiai pirmajame kėlinyje buvo šalinti iš aikštės 2 kartus. Tuo tarpu Panevėžio komandos žaidėjai 3 kartus, tačiau tik 2 žaidėjai. 2 kartus Julius Tiškevičius buvo pašalintas. Ir jau minėjau, jog šis žaidėjas nebaigė pirmųjų rungtynių. Jis 3 kartus buvo pašalintas iš aikštės ir nebaigė pirmųjų rungtynių vykusių Panevėžyje. Na štai dabar 4 beveik bandė panevėžiečius stabdyti galingai Kęstutį Lapinską, kuris jau yra pelnęs pats 2 įvarčius. Uždirbo, jeigu neklystu, 2 7 metrų baudinius. Ir 7 metrų baudinys dabar skiriamas į Panevėžio komandos vartus. Nepatenkintas Gintaras Savukynas, Panevėžio komandos treneris, Vilniečių komandos vyriausias treneris Gintaras Paškevičius. Ir dar kartą Evaldas Veida. 7 šio rankininko įvartis, jis vejasi pagal rezultatyvumą jaunąjį Marių Panavą. Ir apskritai šiandien Vilniečių komanda būtent jauni žaidėjai kol kas žaidžia labai rezultatyviai. Marius Panavas per pirmasis rungtynės pelnęs vos 2 įvarčius, šiandien jau yra pasižymėjęs 6 kartus. O Veida vakar pelnė 5 įvarčius, šiandien taip pat jau turi savo sąskaitoje 5 įvarčius. Veida šiandien jau 3 kartus metė nuo 7 metrų žymos. 4 kartus metė nuo 7 metrų žymos. Visus kartus jo metimai vartininkams buvo neįveikiami. Tuo tarpu panevėžiečiai metė 2 kartus ir vieną iš jų suklydo. Nedas Jarašūnas nepataikė vartus, mesdamas nuo 7 metrų žymos. Ir dar kartą puikiai žaidžia Rolandas Voslys, 25 metų Vilniaus klubo vartininkas, ir atrodo, jog Dariui Čiviliui, patyrusiam Vilniečių komandos vartininkui, gali ir netekti pasirodyti šiandien aikštėje, nes tikrai puikiai žaidžia Rolandas Voslys. Na, šiaip jau vartininkai rungtyniaujantis gerai, be jokios abejonės nėra keičiami ir gali būti, kad iki pat rungtynių pabaigos Rolandas Voslys gins savo komandos vartus. Panavas, Suprackas, Panava metimas netikėtas, tačiau šį kartą Frolovas su Jarašūnu gynyboje sužaidė labai gerai. Jarašūnas ir vėl vartininkas. Nebuvo suradęs savotišką priešnuodį prieš galingą cementuotą pozicinę Vilniečių gynybą pirmo kėlinio pabaigoje.
Viking Malt rankininkai pasitarė su treneriu. Jie ėmė žaisti labai greitai ir kelis kartus iš eilės nespėjo. Gynyba paprasčiausiai nespėjo įsirikiuoti prie savo vartų Vilniaus rankininkai. Ir tokiu būdu panevėžiečiai pelnė iš eilės beveik 3 įvarčius. Panavas. Visalga. Perdavimas prie 6 metrų ir čia jau net šį kartą nebandė stabdyti Kęstučio Lapinsko. Trečiasis jo įvartis šios dienos rungtynėse. 20-12, 8 įvarčių skirtumas. Pirmajame kėlinyje vienu metu, baigiantis pirmajam kėliniui, buvo pavykę vilniečiams įgyti net 10 įvarčių skirtumą. Jie pirmavo 15-5. Taip, kaip minėjau, pirmą kėlinį laimėjo 7 įvarčių skirtumą vilniečiai, 18-11. Sabonis. Jau pasirodė aikštėje, tai reiškia, jog panevėžiečiai žaidžia pilna sudėtimi. Frolovas. Dabar labai gudriai bandė perduoti kamuolį ir išprovokavo vilniečius. Edvardas Bukelskis šalinamas 2 minutėm. 29 metų rankininkas. Ir dabar jau 2 minutės Panevėžio rankininkai Lietuvos čempionato lyderiai turės kiekybinę persvarą. Jarašūnas, Frolovas. Ir vėl nepavyksta Petrui Očikui. Jau minėjau, jog šis rankininkas sėkmingai žaidė per pirmasias rungtynes. O po praėjusią sezoną buvo pripažintas geriausiu dešiniuoju kraštu rungtyniaujančiu Lietuvos čempionate. Tačiau šiose rungtynėse jiem niekaip ne... Štai Očikas dabar su kamuoliu. Morkūnas. Frolovas, taigus perdavimas į kitą pusę ir čia jau Aurelijus Sabonis pelno savo 4 įvartį šios dienos rungtynėse. Sabonio ir Jarašūno sąskaitose po 4 įvarčius. Tai rezultatyviausi Panevėžio komandos žaidėjai. Vilniečio gretose 6 įvarčius yra pelnęs Marius Panavas, 5 Evaldas Veida. Tiesa, tik 1 iš žaidimo. Kitus 4 mesdamas nuo 7 metrų žemos. 20-13. Ir sužaista lygiai 6 minutės antrajame šių rungtynių kėlinyje. Dar kada priminsiu, jeigu atsitiktų taip, tačiau panašu, kad jau tikrai neatsitiks, nes jo dabar yra įmetę vilniečiai 20 įvarčių ir greičiausiai bus įmesta kur kas daugiau nei 26 įvarčiai. Jeigu 26-21 pasibaigtų šios rungtynės, tada būtų metami baudiniai. O tuo tarpu Evaldas Veida pelno savo jau 6 įvartį. Puikiai žaidžia eilinį kartą, puikiai žaidžia vartininkas Rolandas Oslys. Na, kalbant apie rankinių vartininkus, dažnai sakoma, jeigu vartininkas pagauna taip vadinamą kuražą ir jeigu jam pradeda sektis, įveikti jį labai sunku. Tiesa, dabar štai pakartotiniu metimu panevėžiečiams tai pavyksta padaryti ir Nedas Jarašūnas pelno 5 savo įvartį, sumažindamas skirtumą iki 7, 21-14. Taigi, jeigu 26-21 šias rungtynes laimėtų vilniečiai, tik tokiu atveju būtų metami 7 metrų baudiniai, norint išaiškinti, kas taps nugalėtojų. Ir iš esmės, jeigu bus pelnyta daugiau įvarčio, panašu, kad taip ir atsitiks. Tai dar vienas įvartis. Sėkmingai rungtynės pradėjęs Remigijus Vaičikauskas, kuriam laiku buvo tarsi ir išjungtas iš žaidimo. Tačiau dabar pelno įvartį 22-14. Pirmauja Vilniaus rankininkai. Taigi, jeigu, sakykime, rezultatas bus 27-22, o tai reiškia, jog irgi bus 5 įvarčių skirtumas, tačiau tokiu atveju jau taurė atitektų panevėžiečiams, pelniusiam daugiau įvarčių varžovo aikštėje. Taigi, greičiausiai, vilniečiams norint iškovoti šiandien taurę, reikia įveikti varžovus ne mažesnių nei 6 įvarčių skirtumų. O tuo tarpu skirtumas vėl tirpsta, nes pasižymė Aurelijus Sabonis, 25 metų rankininkas. Dar pernai, kaip jau minėjau, žaidęs Kauno Granito Kario komandoje ir Aurelijus Sabonis pernai buvo pripažintas antras kairiojo krašto pozicijos žaidėjo rinkimas. Jis nusileido tik Daliui Rasinkevičiui, kuris tarp kitko rungtyniavo pernai Viking Malt klube, tačiau dabar yra išvykęs žaisti į užsienį ir jo nėra Lietuvoje. O Aurelijus Sabonis buvo būtent antras tuose rinkimuose. Dabar rodo Nedas Jarašūnas, jog Kęstutis Lapinskas nusistūmė ranka, tačiau arbitrai fiksuoja besiginančios komandos pražangą. Panavas. Panava antrajame kėlinyje kol kas niekaip nepavyksta pelnyti įvarčio.
Taip ir likę 6 įvarčiai, visi pelnyti pirmajame kėlinyje. Čia ko gero štai toks rezultatyvus Panavos žaidimas tapo dideliu netikėtumu Panevėžio komandai. Dar kartą Panavo metimas, 9 metrai. 9 minutės lygiai. Sužaista antrajame šių rungtynių kėlinyje, 22-15 pirmauja vilniečiai. Vačekausko perdavimas ir nesulaikomas ir toliau Kęstutis Lapinskas. 4 įvarčiai šio linijos žaidėjo sąskaitoje. 35 metų bene labiausiai patyrė žaidėjas ir toliau. Na štai dabar Aurimas Frolovas atrodo Nedas Jarašūnas atrodo bando įteikti šių rungtynių arbitrams. Priminsiu, Feliksas Gedvilas iš Kauno ir Artūras Malašinskas iš Utenos yra šių rungtynių arbitrai. Prašo atkreipti teisėjų dėmesį, kad Kęstutis Lapinskas, kaip jau minėjau, šiek tiek padeda ranka, grumdamasi su varžovais. Galima suprasti Panevėžiečius net ir stovinti vietoje. Kęstutį Lapinską, aišku, nustumti į šalį labai yra sudėtinga. Komandos draugams svarbiausia perduoti jam kamuolį. Jeigu tai pavyksta padaryti, iš esmės arba 7 metrų baudinys, arba įvartis. Pasekmės labai liūdnos. Ir be jokios abejonės nieko nuostabaus. Štai dabar gražus Nedo Jarašūno metimas. Nematė dabar vartininkas Rolandas Voslys, kuris skrieja kamuolį, štai matome ir tolimą vartų kampą, tik paskutiniu momentu sureagavo vartininkas ir 23-16. Jarašūno sąskaitoje 6 įvarčiai. Tiek pat vilniečių komanda yra pelnęs Veida ir Panavas. Kisalga. Vėl Panavas. Ir dabar Panavas pats prasiveržė, 7 metrų baudinys. Nedas Jarašūnas dabar praleido panevėžiečiai prie 6 metrų linijos jaunąjį Panavą ir jau iš esmės vartų aikštelėje vyko grumtynės. Evaldas Veida. Eilinis jo susidūrimas su varžovo vartininku ir šį kartą vėl be jokių šansų vartininkui. 7-asis 24 metų Evaldo Veidos įvartis. 5-asis jo realizuotas 7 metrų baudinys, o iš viso jau 7-asis įvartis. Ir būtent Evaldas Veida tampa rezultatyviausių žaidėjų. Sabonio perdavimas. Ir dabar jau atrodo 7 metrų baudinys skiriamas į vilniečių vartus. Jį uždirba Andrius Gerbė. Jog vakar panevėžiečiai tai vis dėlto pasirodo aikštėje Darius Čevilis, 38 metų vyriausias vilniečių komandos žaidėjas ir Aurelijus Sabonis. Taiklus Sabonio metimas. Būtent Sabonis dabar realizuoja 7 metrų baudinius po to, kai nepavyko to padaryti Nedui Jarašūnui. Ir 3 kartus nuo 7 metrų žemos metė panevėžiečiai. Po Nedo Jarašūno klaidos 2 kartus tai sėkmingai darė Aurelijus Sabonis, kurio sąskaitoje tarp kitko jau 6 pelnyti įvarčiai. 24-17 ir toliau 7-8 įvarčių skirtumas. Labai trapi persvara. Turint omenyje vėlgi be jokios abejonės jau susumavus abiejų rungtynių rezultatą. O štai dabar puikios progos neišnaudojo Remigijus Vačekauskas. Labai greita panevėžiečio ataka. Labai greitai gynybą skubėjo ir vilniečiai, tačiau nespėja, vis dėlto nespėja ir galų gale. Savo pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse pelno komandos kapitonas Petras Očikas. Dešinio krašto žaidėjas. Vakarykštėse rungtynėse jo sąskaitoje buvo 7 įvarčiai. Na, tą patį galima pasakyti ir apie Aurimą Frolovo. 8 įvarčiai vakar ir kol kas tik 1 įvartis antrose finalo rungtynėse. Kisalga. Įvartis ar vis dėlto 7 metrų baudinys? Ne tik 9 metrai atrodo. Kadangi mažiau girime, beveik neminėjau jums Viking Mal komandos vartininko. Andrius Žvirblis gina vartus.
Antrasis panevėžiečių vartininkas Mantas Gudonis, dar pernai žaidęs Granito klube. 12 minučių ir 42 sekundės sužaistos. Nuo tarpu ir toliau aikštėje lieka Darius Čivilis, aš jau turiu omenyje Vilniečių komandos vartininką. Gera, gal nutarė šiek tiek leis atsikvėpti jaunajam Rolandui Uosliui Gintaras Paškevičius. Ir Darius Čivilis, kurį laiką bent jau gins dabar Vilniaus komandos vartus. O Viking Mal komandos vartus priminsiu toliau gina Andrius Žvirblis. Galų gale po trumpos pauzės tęsia savo ataką Vilniaus komanda. Visalga. Sukackas. Panavas. 9 metrai. Vėl Panavas. Visalga. Panavas. Perdavimas prie 6 metrų linijos ir įvartis. Puikiai šiandien žaidė Kęstutis Lapinskas. 7 įvarčiai. Ir dabar pavyko blokuoti metimą, tačiau kamuolys vėl atiteko panevėžiečiams. Jie tęsia savo ataką. Frolovas. Dabar jau asmeniškai prižiūrimas Sabonis. Nors netrodo Mišelį gynimą naudoja, štai dabar Frolovas jau prižiūrimas. Bando į žaidėjus, abiejų antros linijos žaidėjus ir įžaidėjus atidžiau prižiūrėti, asmeniškai prižiūrėti Vilniečiai. Vėlgi bandydami išmušti savo varžovus iš ritmo. O panevėžiečių komanda pasirodė Egidijus Mikeliūnas. Pirmajame kėlinyje žaidės nedaug. O štai Aurelijus Sabonis, ko gero didžiausias galvos skausmas antrajame kėlinyje Vilniaus komandos treneriams. Per pirmąjį jis pelnė 3 įvarčius. Antrą kėlinį pradėjo 2 minučių pašalinimu, tačiau po to pelnė 4 įvarčius. Ir iš esmės, bene daugiausiai jo pelnytų įvarčių dėka nepavyksta ne tik atitrūkti Vilniečiams, tačiau skirtumas pamažu ima tirpti. Jau tik 6 įvarčiai skiria komandas. Panavas. 7 metrų baudinys skiriamas. Uždirba jį jaunasis Marius Panavas, o prie 7 metrų žymos be jokios abejonės mes greičiausiai vėl pamatysime Evaldą Veidą. Tačiau dabar jau vartininkai keičiasi Panevėžio komandoje. Mantas Gudonis, 27 metų vartininkas, stoja į vartus, tačiau ir jam nepavyksta. Dar vienas realizuotas 7 metrų baudinys. Jau 6-asis 7 metrų baudinys. Priminsiu, jog vakar dienos rungtynėse vos 2 kartus komandas metė nuo 7 metrų žymos ir abu kartus tai darė Vilniečiai. Panevėžiečiams apskritai neteko to daryti. Šiose rungtynėse jau vien Vilniaus komanda metė 6 kartus. Ir visus kartus baudiniai buvo realizuoti. Tarp kitko, pagal baudinių realizaciją Vilniaus komanda yra 5-oje vietoje tarp visų Lietuvos vyrų rankinio lygos komandų. Daugiau nei 73% baudinių realizuoja Vilniaus rankininkai. Tuo tarpu Viking Mal komandos rodikliai yra prasčiausi. Jie užima 9-ąją vietą tarp 9 komandų. 66% baudinių realizuoja tik Panevėžio komanda. Ir štai šios dienos rungtynėse iš 3 baudinių pavyko realizuoti tik 2. Ir 7 metrų baudinys dabar jau skiriamas į Vilniaus komandos vartus. Darius Čivilis ir Aurelijus Sabonis. Sabonis ir toliau baudžia Vilniečių komandą. Jau 8-asis Sabonio įvartis. Tiek pat yra pelnęs ir Evaldas Veida. Vilniečių komanda antrajame kėlinyje dar 3 įvarčius yra pelnęs Kęstutis Lapinskas ir 1 Remigijus Vaičikauskas. Kitiems žaidėjams antrajame kėlinyje pasižymėti nepavyko. Visalga įvartis įskaitytas ir štai Mindaugas Visalga. 3-asis įvartis ir 1-asis antrajame kėlinyje. Sabonis. Užminta buvo linija. Įvartis nebus įskaitytas. Komandos kapitonas Petras Očikas jūsų ekranuose, tačiau rezultatas nesikeičia. 27-20.
Ne, vis dėlto taip, įskaito įvartį. Skaitytas vis dėlto įvartis, man pasirodė iš pradžių, jog linijos užminimą užfiksavo arbitrai, taigi Petras Očikas pelno savo antrą įvartį šios dienos rungtynėse. Skirtumas 7 įvarčiai. Ir šiek tiek mažiau nei 13 minučių lieka iki antro kėlinio, o tiksliau iki rungtynių pabaigos ir pagaliau Marius Panavas. Pirmasis jo įvartis antrajame kėlinyje. Iš viso jau 7-asis įvartis. Frolovas. Gražiai dabar sklaidino Frolovas savo varžovus. Ir nors įvarčiai nepelnė, tačiau uždirbo 7 metrų baudinį. Taigi vėl pamatysime greičiausiai ne Čivilio. Čivilis užleidžia vietą aikštėje Rolandui Uosliui. Uoslys prieš Aurelijų Sabonį. Ketvirtą kartą Sabonis eina realizuoti 7 metrų baudinį. Dabar jam patarė Gintaras Savukynas kažką paskutiniu momentu. Ir žiūrėsime, kuo pasibaigs štai ši dvikova. Ir šį kartą Aurelijus Sabonis pelno įvartį. 9-asis jo įvartis. Ir dar vienas realizuotas 7 metrų baudinys. Skirtumas sumažėjo iki 7 įvarčių. 28-21. Lygiai 12 minučių lieka iki šių rungtynių. Jau dabar galima sakyti pabaigos, kadangi rezultatas 28-21. O tai reiškia, jog baudinių mes šiandien tikrai nepamatysime. Taurė atiteks, kai komandos sužais antrąjį kėlinį. Viena iš komandų atiteks, kai bus baigtas antrasis šių rungtynių kėlinys. Tačiau dabar jau aišku, kad vilniečiams, norint iškovoti taurę, 5 įvarčių skirtumų per mažai. Jiem reikia iškovoti pergalę 6 įvarčių skirtumų. Kitaip, taurė antrus metus iš eilės liks Panevėžio rankininkų rankose. Pernai jie finale, dar kada priminsiu, pratęsus rungtynes Siemens arenoje 40-38 įveikė Varėnos Ūlą ir tapo taurės savininkais. Visalga, Sukackas, Visalga, Panavas, Vaičikauskas. Aikštėje taip pat yra Veida. Ir prie 6 metrų linijos Kęstutis Lapinskas. Vaičikauskas. 7 metrų baudinys. Prasižengia dabar Julius Tiškevičius. Ir vėl eilinį kartą Evaldas Veida. O vartose vėl Mantas Gudonis. Taigi keičiasi vartininkai Panevėžio komandoje. Ir štai pirmą kartą suklysta Evaldas Veida šios dienos rungtynėse. Nerealizuotas 7 metrų baudinys. Pirmasis baudinys, kurio nepavyko realizuoti Evaldui Veidai per abejas rungtynės. O dabar dar įvartį pelno pirmąjį savo įvartį Andrius Gervė. Tačiau labai svarbus įvartis. Pirmose rungtynėse šiam rankininkui nepavyko pasižymėti. Taigi 28-22, 6 įvarčių skirtumas, kuris buvo tenkina Vilniečių komandą. Ir šiek tiek mažiau nei 10 minučių iki šių rungtynių pabaigos. Visalga, vėl Visalga, Panavas. Visalga, 9 metrai. Ir toliau Statlė ir permaningai vykstančios rungtynės. Panevėžiečiai paleido savo varžovus pirmo kėlinio viduryje, leido jiems atitrūkti. Priminsiu, jog vienu metu skirtumas siekia net 10 įvarčių. 15-5 pirmavo Vilniečių komanda. Nepavyksta pasižymėti ir Kęstučiui Lapinskui. Ir dabar jau skirtumas gali sumažėti iki 5 įvarčių. Dardomų žaidimas. Neišgirdo dabar net teisėjo Švilpuko. Panevėžiečiai. 9 metrai. Frolovas.
Vėl Frolovas. 11 numeris, tai Egidijus Mikeliūnas, pernai žaidė dar Šviesos Savanorio komandoje. Ir minutės pertraukėlės dabar jau prašo Vilniaus komandos treneriai. 28-22. Jų komanda pirmauja, tačiau situacija labai sudėtinga. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai. Mes vėl grįžtame į Vilniaus rankinio klubo salę. Esate Vilniuje, kurioje tęsiasi, o tiksliau jau artėja prie pabaigos. Lietuvos vyrų didžiosios rankinio taurės antrosios finalo rungtynės tarp Vilniaus rankinio klubo ir Panevėžio Viking Malt komandų. 28-22, 6 įvarčių skirtumų pirmauja Vilniečiai, tačiau kamuolys dabar yra panevėžiečio rankose. Štai taurė, kuri po šių rungtynių bus įteikta viena iš komandų. Arba antrus metus iš eilės ji iškeliaus į Panevėžį, arba pirmą kartą bus įteikta tik šiais metais tarp stipriausių komandų Lietuvos vyrų rankinio lygoje debutavusiam Vilniaus klubui. Grįžta į aikštę abi komandos, baigėsi minutės pertraukėlė, kurias paprašė Vilniaus komandos vyriausiasis treneris Gintaras Paškevičius. O tai jau jūsų ekranuose panevėžiečiai. Taigi, būtent jie dabar turi kamuolį ir gali sumažinti skirtumą iki 5 įvarčių. O tai jau netenkina Vilniaus komandos, nes tokiu atveju, jeigu dabar sustabdyti rungtynes, kai skirtumas bus 5 įvarčiai, taurė atitektų panevėžiečiams. Sabonis. Pavyksta jam prasiveržti, tačiau įvarčio pelnyti nepavyks, tačiau 7 metrų baudinys. Uždirba jį Aurelijus Sabonis, greičiausiai pats ir realizuos. 5 kartą Aurelijus Sabonis stoja štai į tokias dvikovas su Vilniečių vartininkais. Iš pat buvo Andrius Žvirblis, atsiprašau, Rolandas Uoslys. Dabar jau atrodo trečią kartą išlės Darius Čevilis. 10-asis jubiliejinis Aurelijaus Sabonio įvartis šios dienos rungtynėse. Ir skirtumas sumažėjo iki 5. 28-23. Mažiau nei 8 minutės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Sukackas. Įtampa be jokios abejonės dabar kausto Vilniaus komanda. Vilniečiai be jokios abejonės turi mažiau tokių varžybų patirties. Tačiau štai dabar labai svarbių momentų Mindaugas Sukackas vėlgi po labai ilgos pauzės pelno įvartį, tačiau labai reikalingą įvartį savo komandai. Skirtumas vėl padidėjo iki 6 įvarčių. 29-23. Frolovas. Perdavimas į kraštą Očikui, Očiko metimas ir dabar nokautuojamas Rolandas Uoslys. Į galvą pataiko jam kamuolys be jokios abejonės. Metimas buvo labai galingas, atakavo vartus Petras Očikas. Rodo, jog galės tęsti rungtynes, pribėgęs dabar buvo ir Gintaras Paškevičius, Vilniečio komandos vyriausiasis treneris. Atrodo, kad Očikas dar ir atakavo užminės liniją. Taigi, kamuolys atitenka Vilniečiams. Lygiai 7 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. 6 įvarčių skirtumas. Dabar Vilniečiams būtų labai svarbu pelnyti įvartį. Tokiu atveju jų skirtumas, jų persvara padidėtų iki 7. Tai būtų šioks toks atotrukis kovojant dėl taurės. Panavas, jo galingas metimas. 20-metis Panavas pelno savo 8 įvartį šios dienos rungtynėse. 30-23. Dar kartą Mariaus Panavo įvartis. Tačiau tai toli gražu, manau, dar ne pabaiga. Kaip jau sakiau, panevėžiečiai ko gero vis dėlto turi daugiau sukaupę štai tokių atkaklių permainingų rungtynių patirties. Pernai jie laimėjo taurę, pernai jie žaidė Lietuvos rankinio čempionato finale, kur tik 2-3 po labai permainingos kovos, atkaklios kovos nusileido daugkartiniams Lietuvos čempionams, Kauno Grinto Kario rankininkams.
Tuo tarpu Vilniaus klubas tik debiutuoja tarp stipriausių komandų ir pirmą kartą apskritai žaidžia štai didžiosios vyrų rankinio taurės finale. Pusfinalėje Vilniaus klubas įveikė Granitą, o ketvirtfinalėje Lūšį. Tuo tarpu Viking Malt pusfinalėje nugalėjo Šviesos Savanorio rankininkus. Visos rungtynės buvo pakankamai atkaklios. 9 metrai. Ir žaisti lieka šiek tiek mažiau jau nei 5,5 minutės iki rungtynių pabaigos. 5 minutės ir 25 sekundės. 30-23. Kęstutis Lapinskas jūsų ekranuose. O mes matome paskutinį vilniečio įvartį, kurį pelnė Marius Panavas. Jaunas 20 metų rankininkas, lyderis šiandien savo komandoje. Taip pat 8 įvarčius yra pelnęs ir Mindaugas ir Evaldas Veida. Tačiau daugiau nei pusę tų įvarčių yra pelnyti metant nuo 7 metrų žymos. Visą vieną kartą suklydo ir Evaldas Veida. Nesugebėjo realizuoti baudinio. Galima žaisti toliau. Iškelta į viršų jau teisėjo ranka. Reiškia, jog vilniečiams reikia skubėti. Jie tai ir darė ir skubėdami kamuolį praranda. Jis atitenka panevėžiečiams. Frolovas. Morkūnas. Julius Tiškevičius pasirodė aikštėje, tačiau žaidžia tik gynyboje, užleidžia vietą Egidijui Mikeliūnui. Mikeliūnas ir Morkūnas abu žaidė Šviesos Savanorio klube praėjusį sezoną, dabar jie atstovauja Viking Malt komandai. Jarašūnas. Frolovas. Frolovo metimas. Žvirblis, atsiprašau, Rolandas Uoslys metimą atrėmė, tačiau skiriamas 7 metrų baudinys. Kasgi stos bus vartuose. Atrodo, lieka vartuose Rolandas Uoslys, na, o metikas tas pats. Aurelijus Sabonis ir galų galę suklysti ir Aurelijus Sabonis. Po 5 iš eilės sėkmingų metimų vis dėlto negeležiniai ir Aurelijos Sabonio nervai. Ir dvikovą laimė vartininkas Rolandas Uoslys ir tai jau yra jo atremtas antrasis 7 metrų baudinys šios dienos rungtynėse. Jis taip pat sugebėjo atremti rungtynių pradžioje Nedo Jarašūno metimą, o dabar nepataiko į vartus. 14 numeris Mindaugas Ukackas. Tai galėjo būti lūžis šiuose rungtynėse, o tuo tarpu dabar Nedas Jarašūnas atsako taikliu metimu, pelno 7 įvartį ir mažina skirtumą 30-24, taip, 6 įvarčiai. Ir matote, jog lieka 3,5 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Pirmasias rungtynės 26-21 laimėjo panevėžiečiai, bet vilniečiams reikia išlaikyti 5 įvarčių persvarą. 6 įvarčių persvarą šios dienos rungtynėse, norint iškovoti taurę. Jeigu 5 įvarčių skirtumas, taurė atitenka Panevėžio komandai. Stabdamas rungtynių laikas, 3 minutės ir 11 sekundžių lieka iki šių rungtynių pabaigos. Matome, kaip Marius Panavas nenorom vos nepadarė špagato. Ir netrukus rungtynės bus tęsiamos. Lapinskas atiduoda kamuolį Visalgai, šis Ukackui, vėl Visalga. Panavas. Vaičikauskas dabar nesugauna kamuolio. Vaičikauskas. Ir Panevėžio komandos atsakas. Frolovas. Jarašūnas. Sabonis. Frolovas. Mikeliūnas. Vėl Frolovas. Sabonis. Vienas iš atsakingiausių momentų, ko gero, šios dienos rungtynėse panevėžiečiams. Jeigu jie nepelnys dabar įvarčio, jų situacija bus taip pat labai sudėtinga ir kritinė. 2,5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos, stabdomas rungtynių laikas. 9 metrai. Taigi ataką tęs Viking Malt rankininkai. Aurelijus Sabonis tada buvo štai dabar iš jūsų ekranuose. 10 įvarčių jo sąskaitoje. Trumpas, labiausiai ko gero patyrusių žaidėjų pasitarimas. Jarašūnas, Sabonis, Frolovas. Andrius Gervė pradėjo savo komandos ataką. Frolovas. Mikeliūnas atiduoda
kraštą Morkūnui. Frolovas, jo metimas, kamuolys skrieja virš vartų. Pražangos nėra, o tai reiškia, jog dabar jau vilniečiai gali padidinti savo persvarą iki 7 įvarčių, o laiko lieka žaisti lygiai 2 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Jokios abejonės, dabar rungtynių arbitrai Feliksas Gedvilas ir Artūras Malašinskas labai dėmiai seks ir vilniečių komandos veiksmus atakoje, kad nebūtų taip vadinamo laiko tempimo. Sukackas, 9 metrai. Na, o štai tokios pražangos be jokios abejonės naudingos vilniečiams. Ir jie bandys jas provokuoti, nes kiekvienas laisvas baudos metimas, 9 metrai, kiekvienas žaidimo stabdymas be jokios abejonės yra naudingas Vilniaus komandai. Ir dabar minutės pertraukėlės jau prašo Viking Malt komandos vyriausiasis treneris Gintaras Savukynas. Jo komanda pralaimi 24-30, likus žaisti jau faktiškai mažiau nei 2 minutėm iki šių rungtynių pabaigos. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai. Gintaras Paškevičius, Laisvydas Jankevičius, Viktoras Prokopjevas. Galbūt lemiamas pasitarimas artėjant šių rungtynių pabaigai. Kaip minėjau, praeityje Laisvydas Jankevičius buvo garsus rankininkas, bet jokios abejonės irgi turi ką patarti savo vadovaujamos komandos žaidėjams. Ir jo komanda jau pasiruošusi lemiamam mūšiai. O tai Panevėžio komanda. Kol kas dar, aišku, ne tragedija, kadangi pakanka 1 įvarčio. Sumažinti skirtumą iki 5 įvarčių ir taurė iškeliauja į Panevėžį. Tačiau kaip tai nelengva padaryti. Jo labiau, kad kamuolys lieka Vilniečio rankose. Žaisti lieka 1,5 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Sukackas, Panavas, Visalga, vėl Panavas, Visalga, Vaičikausko metimas, kamuolys skrieja pro šalį, tačiau fiksuojama pražanga. Dar vienas 9 metrai. Ir prasižengia dabar Visalga. Ir 2 minutėm, atrodo, iš aikštės šalinamas Visalga už laiko stabdymą. Tai jis pats suklysta, prasižengia ir neleidžia varžovams pradėti atakos. Ir už tai šalinamas 2 minutėm. Taigi iki rungtynių pabaigos įgyja kiekybinę persvarą dabar jau Panevėžio komandos žaidėjai. Jie turi dar lygiai minutę. Ir jiems reikia pelnyti įvartį, o po to nepraleisti įvarčio į savo komandos vartus. Frolovas, Jarašūnas, Frolovas. Lemiamas šių rungtynių akimirkos. Jarašūnas, Frolovas, kasgi ryšys atakuoti vartus. 9 metrai lieka, 35 sekundės iki rungtynių pabaigos. Vėl Frolovas. Jarašūnas. 2 minutėm šalinamas iš aikštės dar vienas Vilniaus komandos žaidėjas. Tai Remigijus Vaičikauskas. Ir atrodo skiriamas 7 metrų baudinys. O tai reiškia, jog jeigu sugebės realizuoti baudinį, panevėžiečiai sumažina skirtumą iki 5 įvarčių. Tas skirtumas juos jau tenkina. Nes tokiu atveju Vilniečiai laimėtų rungtynės 5 įvarčių skirtumą, tačiau Vilniuje panevėžiečiai būtų pelnė daugiau įvarčių. Priminsiu, pirmasis rungtynės 26-21. Nepaisant, kad prieš tai suklydo, vėl prie 7 metrų žymos atrodo stos Aurelijus Sabonis. Rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas, pelnės jau 10 įvarčių. Ir realizavęs 5 7 metrų baudinius, tačiau paskutinėjo 6-ojo jis realizuoti nesugebėjo. Nedas Jarašūnas jūsų ekranuose. 7 įvarčiai jo sąskaitoje. Jis antras pagal rezultatyvumą savo komandoje. Taigi 7 metrų baudinys. Rolandas Uoslys vartose. Ir Aurelijus Sabonis prie 7 metrų žymos. O jūs matote gražiausias šių rungtynių akimirkas. Tačiau Vilniečiai dar, jeigu ir pavyktų Panevėžio komandai pelnyti įvartį, dar turės 29 sekundės. Aurelijus Sabonis ir Rolandas Uoslys. Ir Aurelijus Sabonis mažina skirtumą iki 5 įvarčių. Lieka žaisti 20 sekundžių.
2 minutėm dabar iš aikštės šalinamas jau Panevėžio komandos žaidėjas. Įtampa yra aikštėje ir už jos ribų. Be jokios abejonės dabar skuba prasižengti Panevėžio komandos žaidėjai, nes dabar jau stabdymas naudingas jiems. 18 sekundžių lieka iki šių rungtynių pabaigos. Netrukus, ko gero, keis vartininką aikštės žaidėjų. Ne pats eina į priekį Rolandas Oslys. Panavas. 9 metrai. 13 sekundžių. 12 sekundžių lieka. Dar kartą stabdomas žaidimas ir dabar jau dar vienas žaidėjas šalinamas iš aikštės. Taigi, atrodo jau po 4 aikštės žaidėjus lieka abiejose komandose. O tuo tarpu iš aikštės, kaip ir vakar dienos rungtynėse, šalinamas Julius Tiškevičius, prasižengęs jau 3 kartą. 8 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Tačiau dabar jau vilniečiai turi kiekybinę persvarą, nes vartininkas irgi jau varžovo aikštės pusėje. Kęstutis Lapinskas. Kokia įtampa šiose rungtynėse. Viską gali lemti štai šios paskutiniosios 8 sekundės. Iš aikštės prašoma, kad išeitų Julius Tiškevičius, kuris negali jau būti salėje. 30-25. Kamuolys Vilniečio rankose, tačiau tik 8 sekundės. Jeigu jie pelnys įvartį, be jokios abejonės, panevėžiečiai jau atsakomą įvarčio pelnyti greičiausiai nesugebės. Ir taurė atiteks Vilniaus komandai. Tačiau jeigu per tas 8 sekundės Vilniečiai įvarčio nepelno, taurė lieka Viking Malt rankininkų rankose. Panavo metimas ir įvartis. Gali būti, kad tai įvartis neskaitomas. 2 sekundės dar lieka iki rungtynių pabaigos. Jaunasis Marius Panavas. 9-asis jo įvartis ir gali būti lemtingas šis įvartis. Štai šis įvartis. 31-25, 6 įvarčių skirtumų pirmauja Vilniaus rankinio klubas. Ir vos 2 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Dabar jau panevėžiečio vartininkas pasiryžęs bėgti į varžovo aikštės pusę, tačiau laiko faktiškai nelieka. Nes vos tik perdavus kamuolį komandos draugui, bus įjungtas laikrodis fiksuojantis, kad lieka vos 2 sekundės. Metimas ir aidi finalinė šių rungtynių sirena skelbianti, jog Lietuvos vyrų didžiosios rankinio taurės laimėtojais pirmą kartą tampa Vilniaus rankinio klubo žaidėjai. Šiandien antrose finalo rungtynėse 31-25, 6 įvarčių skirtumų įveikia Viking Malt komanda. Iškovojusi šią taurę praėjusiais metais, o kadangi pirmasis rungtynės 5 įvarčių skirtumų laimėjo panevėžiečiai, taurė atitenka Vilniaus rankinio klubui. Mes savo transliacijos dar nebaigėme. Maždaug po 4-5 minučių jūs galėsite išgirsti interviu su Vilniaus komandos vyriausiu treneriu Gintaru Paškevičiumi ir pamatyti, kaip bus įteikiami apdovanojimai taurės nugalėtojams. Taigi dabar trumpa pertrauka, kaip jau sakiau, po maždaug 4-5 minučių mes tęsime transliaciją iš Vilniaus rankinio klubo salės.
HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai.